Kaipgi video pradžia be maisto holo. Tai pasižiūrim, ką apsipirkau ir per pasakau, daug nepirkau. Esmė tame, kad mes vėlgi maitinamės labai blogai. Dabar buvo tikrai laikas, kada vėlgi nežiūrėjom, ką dedame burną, pirkom realiai beleką, daug greito maisto, čipsiukų, visokių šudeliukų. O po 2 mėnesių mes skrendam atostogauti, tai apie atostogas papasakosiu gal tarp pasiruošimo atostogų video, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai, tai daugiau papasakočiau ten. Bet mes turim realiai 2 mėnesius, per kuriuos mes norime įgauti gražesnį kūną, sveikiau maitinti, žodžiu, kad per atostogas labai gerai jaustumėmės ir gerai atrodytume ir panašiai, tai nusprendėm, kad valgysim vėlgi mažiau nesąmonių, ta prasme nebus taip, kad mes visiškai jų atsisakom, bet tiesiog žymiai mažiau. Tai tiesiog toks vat ir holas bus, kad mes perkam dabar labiau sveiką maistą ir saldumynai stengsiuos vieną saldumyną per dieną suvalgyti ir mažą kiekį. Kaip visada amforas varškė vyrui, savo pasiėmiau grūdėtos varškės, suvalgysiu su aviečių uogiene, tada romaninės salotos, kepsiu vištieną ir pasidarysim 2 salotų ir dar salotas įpjaustysiu agurką ir užmačiau, kad akcija šilauogėm, tai galvoju prie graikiško jogurto, bus labai skanu. Dar nuo vakar turiu persikų nusipirkusi, tai valgysiu dar persikus, nu žodžiu. Tai toks mini holas, stengsime, sakau, būti vėl geresniam savo versijom, nes aš nenorėčiau per atostogas nuvažiuoti su didžiausiu pilvu, su priaugu svoriu vien dėl to, kad negalim savęs pakontroliuoti, tai nesąmonė. Tai, žodžiu, bandysim susijimti, tai stengsime vėl sveikiau maitintis, mažiau valgyti čipsų, greito maisto, visokių šokoladukų, ledų ir panašiai, nors šokoladukų, ledų atrodo daug nevalgom, bet vis tiek būna susideda savaitės įgau, tai vienas, tai kitas dalykas. Ir žiūrėk, jau priaugi papildomai svorio ir tas sportas, kam sportuoti, jeigu šudinai maitinėsi. Tai, tai paprastai tariant, tai va. Tai šiandien vištienos krūtinėlė bus jaučiu su kokiu nors marinatu. Likę tik tais pas mus sweet chili ir beer canned chicken. Šitą valgiam, žinokit, šitą visą pakelį dėjau ant 2 vištienos krūtinėlių ir buvo labai per daug, buvo ant tiek druskinga ir sūru, mano vyrui labai nepatiko, aš tokia valgiau belę suvalgyti, bet jaučiu šitas pakelis eitų ant kokių 4 vištienos krūtinėlių, gal net ant 5-6, nes tikrai buvo per didelis koncentratas ir nelabai skaniai suvalgiam. O sweet chili, garlic, jie labai geri, tai realiai užsimarinuoji, įdedi į karšto oro grūzintuvę, vištieną kepa, kas 15 minučių atverčiu į kitą pusę. Ir realiai pusę valandos vakarienė pasidaryta, jeigu neverdi ryžio, daraisi kokį kuskusą, tiesiog užpili su vandeniu, tai taip galima lengvai pasidaryti vakarienę, kad nereikia galvos sukti, ypač kaip man, kuri tingi gaminti ir nenori ilgai gaminti, tai tokie dalykai labai padeda. Pasiskūsiu, kad lauke kažkas pjauna žolę ir tikiuosi tas garsas neužgoš manęs, tai žodžiu, prisėdu pašnekėti apie vieną dalyką. Tai iš tikrųjų aš vieną youtuberę labai ilgai sekiau YouTube, bet jinai perėjo į Contribui ir aš perėjau kartu, tai čia jaučiu yra tik vienas turinys, už kurį aš moku. Ir jinai sugalvojo išleisti savo kosmetikos priemonę. Tai iš tikrųjų, kai jinai tik išleidinėjo ir jau sakė, kad kažkas bus, laukit visą kitą, aš turėjau mintį, kas tai gali būti ir labai gaila, kad nedarė žaidimo kokią nors, nes būčiau parašęs ir tikrai būčiau atspėjus. Tai žodžiu, jinai išleido makiažo kempinėlę ir aš kadangi žinau, ką tai reiškia turėti mažą verslą, ką reiškia pradėti dirbti su tą mažą verslu, kaip nori, kad tavo eitų tie pardavimai, kad tavo palaikytų ir panašiai, tai aš tikrai paėmiau ir nusipirkau ir norėjau dabar su jumis išmėginti. Tai aš išpakavimą padariau tokį kaip išpakavimą į TikToką, tai po truputį pradedu kelti TikToką, nes galvoju, kodėl aš užsisėdus tik YouTube'ai. Tai jeigu norit, galite užsukti ant pasižiūrėti, bet nieko fancy nesitikėkit. Turim tokį įpakavimą, kuris turi tokį užrašiuką. Ir čia yra įspėjimas. Panaudojus priemonės norėsis pamerkti akį savo veidrodyje. Tai yra Born for Makeup produktas. Ir makiažo kempinėlė atrodo tai taip. Štai taip. Tai tokiam įpakavime labai mielam užpildytos visos pusės. Labai, kaip čia pasakyti, profesionaliai. Tai čia yra makiažo kempinėlė ir aš norėjau
kartu išmėginti. Tai dar turiu nusipirkusi naują makiažo pagrindą. Man labai patiko, kai Benu sponsorino mano vieną video, aš išmėginau jų mėginėlius šito makiažo pagrindo. Ir man labai patiko, ir spalva atitiko, ir kaip laikėsi, ir tekstūra, ir kad labai oda gaiviai atrodo, tai aš pasiėmiau pilną dydį. Tai čia yra Idun Minerals Norscan Freya. Tai mano spalva yra Freya Warm Light 206. Tai aš dar jos net nebandžiau. Ir jinai atrodo štai taip. Tai sakau, man labai patiko, tai vat galim pamėginti du man naujus dalykus, kempinėlį ir makiažo pagrindą. Tai kempinėlį ištrauksiu ir jinai atrodo štai taip. Tai čia priekyje turime irgi spaustą užrašą ir jinai yra dabar nesušlapinta. Tai dabar einu sušlapinsiu ir užsidėsiu minimalų makiažą. Labai įdomu pasimėginti. Jinai yra minkšta, aš lyginausi ją su savo turima Essence, man atrodo, kempinėlė, tai aišku, jinai yra labai minkštesnė ir jinai yra advertaisinta kaip pati minkščiausia kempinėlė. Tai pažiūrėsim, ar jinai gražiai dengs mano naują makiažo pagrindą. Grįžau susišlapinus kempinėlę, nežinau kiek matot, bet padidėjo kokius 3 kartus. Ir aš kaip darau, aš visada sušlapinu kempinėlę, nusausinu į rankšluostį ir pertekliu į popierinį rankšluostį, kadangi reikia, kad nebūtų joje vandens, nes gražiau dengsis makiažo pagrindas. Tai va, padidėjo kokius 3 kartus, yra tokia minkštutė, labai įdomios tokios medžiagos, aš kadangi nelabai medžiagų pažįstu, tai nepasakysiu kokia čia medžiaga, labai įdomus jausmas. Tai pasibandom, labai mažai dėsius. Kadangi labai išdidėjo kempinėlė, tai labai patogu per visą veidą skirstyti šitą pudrą. Ir jau, žinot, ką tik pastebėjau, mano sena kempinėlė labai stipriai sugeria visą makiažo pagrindą ir aš matau, kad aš su tais 2 pumpais aš jau padauginau, nes šitą kempinėlę ant tiek daug į savęs nesugeria produkto ir man jau užtenka realiai padengti visam veidai. Tai aš padariau klaidą, kad užsidėjau 2 ir man dar liko. Tai jo, labai keista, kad jinai tikrai nesugeria į savęs tiek to makiažo pagrindo. Tai yra labai gerai, nes vadinasi, mum ir produkto užteks žymiai ilgiau. Klausimas, kiek mes atiduodam makiažo pagrindo ir kitų šlapių produktų kempinėlėm, nes jos sugeria labai daug ir man trūksta veidrodžio. Žodžiu, dar kaklai uždėsiu tą likusią pudrą. Žinot, kaip įprasta, čia pudra, čia visur, žodžiu, po pudros tą paspaudimą. Kempinėlė kažkiek į save sugeria makiažo pagrindo, bet tikrai ne tiek, kiek įprastai būna. Tai wow. Jo, atrodo, net nežinau, ką daug pasakyti, tiesiog nesugeria makiažo pagrindo tiek, kiek kitos kempinėlės sugeria. Ant odos tikrai paskirstė gražiai, nesiskiria nuo apskritai kitų, kokios naudojusi, bet tas, kad nesugeria daug ir kad patogu naudoti, nes jinai išsipūtusi didelė, atrodo daug padengia, daug ploto veido jų padengia ir akivaizdžiai tolygiau išsklaido ir lengviau išsklaido, tai čia labai geras dalykas. Kaina buvo gal apie 9 eurai ar kažkas tai tokio, tai žodžiu tikrai nedaug. Tai wow, šiaip labai patinka, net pagalvojau, gal savo sesiai reikėtų užsakyti. Aš prisimenu kažkada sesiją, kai pas mane buvo atvažiavusi, aš juokiausi iš jos kempinėlis, nes jinai irgi buvo labai didelė. Tai būtų įdomu jai šitą padovanoti ir kad jinai pasakytų, vat, ar kuri labiau patinka, ar šita. Ar tą kokią jinai naudoja. Užskaitau kempinėlę, tikrai labai gerai padirbėta ir labai malonu liesti. Iš tikrųjų, dar ką jinai minėjo, kad šitą kempinėlę, kai jinai džiūsta kelių dienų eigoje, ją galima irgi naudoti, nes jinai yra pakankamai drėgna ir irgi taip pat labai gerai paskirsto pudrą. Tai žodžiu, čia atrodo kaip kad reklama kažkokia, bet iš tikrųjų ne, aš nesitikėjau iš tikrųjų labai kažko wow, bet tiesiog nustebau dėl vieno dalyko, kad man tų 2 paspaudimų buvo per daug. Wow, fainas dalykas, tikrai sveikinu, rekomenduoju, galėsiu netgi palikti puslapį apačioj, nes aš esu už mažų verslų palaikymą, ypač kai labai geras produktas. Tai va, pasibaigsiu makiažą, aš tai proto gūzas, o concealeris, tai va, žodžiu, tapšnuoju concealerį, turime, vėlgi apie kempinėlę, turim tą smailų galiuką, tai galime išmėginti, ant kiek jisai prieina prie mūsų akies, tai jau patogiai prieina, jau matau. O concealerį naudoju Idun Minerals Perfect Under Eye Concealer ir
aš labai mažą jo dedu lašelį, nes jisai ganėtinai pigmentuotas ir labai tiesiog daug nereikia. Nu, kaip gražiai atrodo. Labai gražiai išsklaidė, susilygino iš karto su makiažo pagrindu ir to švitėjimo nenuėmė. Nu, žodžiu, oh my god, gavus mano pusę video reklama dėl kempinėlės, nepyk, tiesiog labai gerai atrodo. Nu, žodžiu, va, konsilerį užsidėjau, labai gražiai sublendino, puikiai tinka į akies kampučius ir dabar tikrai pasibaigti makiažą. Tokie gražus alyvuogių aliejaus buteliukai, kad galvoju, jeigu nusipirkčiau, mano visas gyvenimo problemų susitvarkytų. Sumastėm su vyru nuvaryti panoramą, tiesiog atsigerti kavos, suvalgyti kokią bandelę ir tiesiog o taip ramiai pabūt. Bet ne, man reikėjo užsukti Sportlandą. Užmačiau vienus batus, kurių labai senai norėjau. Ir taip gausi, kad į vieną parduotuvę užsukam, į kitą užsukam, tai galvoju, tiesiog parodysiu, ką nusipirkau. Tai pirmiausia, iš pačio Sportlando, tai turbūt labai daug kas nenustebs, kad aš irgi tų batų noriu, nes jie labai madoj ir jie madoj jau ganėtinai ilgai ir aš jų ieškojau dabar visur nusipirkti ir visur jie išparduoti. Tai labai keista, kad Sportlande juos radau, tai yra New Balance ir aišku, tai yra 530 ir aš negaliu, aš žinau, kad čia yra love-hate relationship mano vyrui. Labai jie negražus, jie labai jam nepatinka, nes aišku, čia yra tos iš labai senų laikų amerikiečių tėvų batai, kurie nešiodavo su tokiais šortais ir ilgom kojinėm, bet matot grįžta ir man tiesiog taip gražu. Tai aš negaliu atidžiau pagaliau ir aš turiu batus šitus ir jie man tokie gražus, aš negaliu, būtent pirkau su mėlynom detalėm, nes man asmeniškai gražiausiai atrodo, tarsi užpiltų tą batą, jis neatrodo toks tuščias, atrodo turi tokį charakterį ir tie batai tiesiog man nerealūs. Prie timpų, ilgų kojinių ar prie šortų nerealiai atrodys. Tai šiaip aš nesu tas žmogus, kuris linkęs ant batų išlaidauti, aš realiai turiu tik tais, čia yra antri batai, už kuriuos moku virš 100 eurų, bet aš tas žmogus, kuris ir nešioja batus labai ilgai, tai aš tikiu, kad juos irgi nešiosiu ne metus ir ne sezoną, tai aišku, sunku išleisti tiek pinigų ant batų, bet kai labai patinka ir žinai, kad kaip ir nerandi pigiau ir dar plus visur jie išparduoti, tai nėra kur dėtis, tiesiog nusiperki. Ir random tokių dalykų nusipirkau. Buvau New Yorkerį, jau išeidinėjom iš parduotuvės, vyras pasiėmė 2 maikės ir aš tiesiog eidama pro šalį užmačiau šortai. Galvoju, vėlgi, dabar jaunimas labai nešioja tokie šortai, plačios maikės, aš ir taip senai nešioju, bet man gražu, aš galvoju, nesimatys mano kojų, dėl kurių aš labai kompleksuoju, tai uždengs man kojas iki kelių ir ilgos kojinės, šitie batai. Plius, aš sakau vyrui, tai kadangi tu vis tiek neturi manęs matyti kiekvieną dieną, kai aš varuoju darbą, tai aš į darbą galiu rengtis kaip aš noriu. Ta prasme, visiškai būti savim ir koks man skirtumas, tai va, turbūt čia bus į darbą labiau tokie šortai, tie batai ir šiaip fainai atrodo, nežinau, manau, man patinka, aš noriu pasidžiaugti tom madom, kad ir jos ir banguoja, tai bet tie šortai, man atrodo, ir prie basučių gerai atrodytų. New Yorkerį aš nusipirkau, pamiršau visai šlepetės, tai aš pamačiau jas visiškai taip netikėtai, jos buvo padėtos ne vietoj ir tada ėjau ieškoti savo dydžio, pasiėmiau paskutinį dydį, 38, matosi visiems irgi jos labai patiko. Šitos basutės, nežinau, kokius kelis metus pas mane jaučiu stovesnės yra tokios, kur neišeis iš mados. Man, aišku, patinka aukštas padas, tai jos yra aukštesnio pado, plus detalės, juodas sidabras, tai čia yra batai, kurie prie daug tinka ir labai lengva priderinti ir į darbą, ir į miestą, ir biškai gražiau apsirengti, ir biškai paprasčiau apsirengti. Ta prasme, basutės, kurios tikrai ilgai stovės mano namie ir žinau, kad man jos bus tikrai nešiojamas, 20 eurų už tokias basutės, man atrodo, visiškai labai gera kaina, tai labai džiaugiuosi, kad tokias paprastas radau. Ir paskutiniai 2 pirkiniai iš H&M, tai pasirodo, H&M atsirado kvepaliukų skiltis. Aš kadangi nelabai mėgstu išlaidauti ant kvepalų ir nelabai jo suprantu, aš jas tik po truputį pradedu jau prie savęs prisivilioti. Tai aš realiai žaidžiu dabar, tai turiu čia, man atrodo, tualetinis vanduo, tai yra tokie kvepaliukai. Jų ten buvo, nežinau, keletą rūšių, bet man labai juokinga, kad man labiausiai patiko tie, kurie labiausiai mane ir atitinka, tai Creative Visionary ir Fearless Optimist. Tai aš ir vizionierė, ir optimistė, ir būtent čia yra tokie kvepaliukai. Ir labai gražus
Man jų toks fainas minimalistinis įpakavimas, tuoj parodysiu ir klupsiu. Ir kvapai man ganėtinai patiko, tai pirmiausia parodysiu, kaip atrodo šitie kvepaliukai. Labai gražus, labai paprastučiai ir kainavo po 10 eurų, tai čia aišku labai pigu. Ir dabar tie kvapai, tai Creative Visionary yra kokoso vanduo, guava, baltos gėlės, tiara, nežinau kas, Violet, Musk, Patchouli, Vanilla ir Fearless Optimist, pistacija, jūros druska, pina colada, Candy Apple, Heliotrope, nežinau kas tai, White Flower, saldėta karamelė, Musk, Sandalwood ir Praline, nežinau kas tai yra. Nežinau, labai bus įdomu pasižaist, labai graži pakuotė, minimalistinė ir tokia miela, tai man labai patiko. Tai tokie mano pirkiniai visiškai netikėta, čia realiai pasidariau savo shoppingo dieną, nors išvarim atsigerti kavos ir suvalgyti po kokį skanistą, bet grįžau išleidus krūvą pinigų, bet būna tokių dienų, ir kartais reikia save palepinti, ne? Oh my god, buvom su vyru soliariume ir atsistojau tokiai negražiai vietai. Buvom su vyru soliariume ir žodžiu norėjom įdegti prieš atostogas, pradėti visą tą kelionę įdegti prieš atostogas ir aš noriu jums papasakot, kaip mums sekėsi, kas sekės, kas nesisekė, kokių išvadų priėjom, bet gal pasidarom prieš tai mačą ir sugalvojau receptą. Aš norėčiau persikus sutrinti su medu, turiu kaip tyčia persikų, ar nektarinai, ar persikai, aš neskiriu, žodžiu. Sutrinti su medu, tada užpilti gazuoto vandens ir įpilti mačas. Tai man atrodo, einam, pabandom pasigaminti šitą dalyką. Ir papasakosiu apie soliariumą. Tai jeigu ką, aš po soliariumo, nežinau, ar matosi, ar aš įdegus kažkiek, bet žodžiu, einam pasikalbėti. Turiu aš tą nektariną ar persiką, man vis maišusi jie ir aš tikiu, kad aš tokia ne viena. Manau, kad aš jį naudosiu tik pusę. Nežinau, ar man pavyks jį susmulkinti, kaip aš įsivaizduoju, bet aš dar įdėsiu ir medaus. Tai šitas iš litlo medus įvairių žiedų man toks skanus ir įsivaizduokit, aš jį vieną valgau. Ir jo tiek bėra. Tai man net sunku patikėti, kad aš vieną galėjau suvalgyti vos ne kilogramą medaus. Tai žodžiu, pamėginsiu aš susitrinti šitą persiką ar nektariną ir grįšiu su jumis, pažiūrėsim ar gavos. Kažkaip tai pavyko, tai naudojau tą mėsos mušėklį, tai žodžiu, mums reikia tik tais vandens ir mačas, tai aš po truputį viską jau susinešu, mums dar reikės mažo šaukštelio ir sietuvėlio, tada mums reikės mano mėgstamo puodelio, tai aš naudoju šitos ir jeigu jūs galvojat, kad aš visada tik vieną panaudojus metu ir taip šiukšlinu, tai ne, dažniausiai jeigu tą dieną kažką geriu, tai dažniausiai aš jį naudoju kelis kartus ir būna geriu ir mačą iš to pačio, ir kokią kolą geriu, paskui gal kažkokį vėl sugalvoju, ar vandenį, ar limonadą, ar kažką, tai žodžiu, tiek, tai pala, man reikia, viskas man atrodo. Aš tada pradžiai padarysiu, dabar mąstau garsiai, man reikia mačą susiplakti. Tai pirmiausia, gal susipilam šitą gražų dalyką čia. Aš vakar prieš miegą galvojau apie šitą. Aš kartais būna labai negaliu užmigti, man pradeda mintis kilt, tai aš vakar prieš miegą galvoju apie šitą receptą. Tai taip, tada aš įsivaizdavau, kad man reikia... Taip, aš mačiai prasiplaunam tą patį puodelį. Tada mačiai mes naudojam Daily Spoon ceremoninę mačą ir aš juos paimu. Gal dar biškį, kažkur va tokį šaukštelį. Ir prasijosiu, tai dabar jums nesimatys, nes neturiu kaip patogiai parodyti, bet labai greitai prasijoju, tiesiog tam, kad neliktų gumbuliukų. Tada įpilsiu vandens, tai aš vandenį perku šitą ir įpilsiu, nežinau, Nors aš realiai pagrindė ir pilsiu su vandeniu viską. Įdomu, kaip čia atrodys, nes prieš miegą vakar, kai galvojau, tai kažkaip geriau skambėjo mano galvoj. Ir tiesiog paprastai su vandeniu išsiplaku mačą. Ok, tai įsidedam mes dar ledukų. Tada užsipilam vandens. Ir dar pilsime
mača. Tai čia klausimas, ar atrodys taip, kaip vakar naktį įsivaizdavau, ar atrodys geriau, ar blogiau. Tik nepaleist vandens. Oh my god. Oh my god. Aš norėčiau atsidaryti savo sulčių ir smučių barą. Tai jeigu bus pavykęs receptas, tai būtų vienas iš receptų, kurį galėčiau pardavinėti. Tai va. Ulėda. Gal būtų skanu, iš tikrųjų, jeigu dar kambučą iš tikrųjų būčiau pilus. Tai geriau kambučą su mača maišytą, kas matėt mano video, žino jau tą kombinaciją. Tai geriau mača su nebe ananasų kambučio, o aviečių, tai aviečių man nelabai patiko. Jaučiu persiko kambučio būtų dar labai skanu. Persiko kambučia su persiko gabaliukais. Jaučiu būtų top. Būtų labai gerai. Aišku, gabaliukai per didelį negaliu išsilpti. Ta, kurį ką tik suvalgiau, kaip skanu. Žodžiu, va, prieš miegą sugalvotas receptas, žinokit, jeigu galit susismulkinti kažkaip patogiai tą persiką, įdėkit šiek tiek medaus, gazuoto vandens, mačos ir bus. Wow. Kaip gerai, labai džiaugiuosi. Tai nepabaigiau pasakoti istorijos apie soliariumą. Tai esmė yra tokia, kad mes varysim atostogų už poros mėnesių ir norėjom šiek tiek įdegti. Ir aišku, greičiausias būdas įdegti yra einant į soliariumą ir žodžiu, aš taip kažkaip kalbinau savo vyrą. Aišku, kai mes dabar abudu sportuojame ir jau matom po truputį kūno pokyčius, aš vis sakau, varytume į soliariumą, įdegtum, dar labiau matytųsi ir kaip sumanėm mes nuvaryti tą soliariumą. Nuvarėme į Eurokosą, į Drogą, išsirinkom savo priemonės, tai sumokėjom dar už priemonės, nes pirkom dvi virš 20 eurų ir nuėjome mes į tą soliariumą. Aš soliariumą nebus nežinau kiek metų, aš jau ten nieko neprisimenu, sakau, tai papasakokit, kaip ten elgtis, kuris stipriausias, taip toliau. Tai žodžiu, ėjome patys stipriausią soliariumą, gulimą ir galėjom abudu po 10 minučių. Bet pirmą vyrą išleidau aš ir žodžiu, esmė yra tame, kad vyras išėjo. Tada ėjau aš po jo, nes tik tais vienas tas labai geras, pamiršau, man čia pasimti, tas vienas labai geras tik tai soliariumas yra, tai aš laukiu, kol jisai pasibaigs. Tai žodžiu, jis išėjo, tada ėjau aš ir jis kol manęs laukės pradėjau googlint apie soliariumą. Ar vis dar sveika, ar jau sveika, ar nekenkia ir panašiai. Ir kai aš išėjau, aš jau tokia nuotaika buvau, čia galvoju, o kaip faina buvo pagalėti, čia pasitusinau, muzikos pasiklausiau, įdegiau ir taip toliau. Ir jau tokia nuotaika maždaug, kad pasiskaitė, kad vis dar nesveika, vis dar labai kenkia, labai didelis procentas žmonių suserga odos vėžių ir panašiai. Ir jisai nudegė gulėdamas soliariume. Paskui pamačiau, kad ir aš nudegiau. Aš negaliu rodyti savęs, kaip aš atrodau, nes mane YouTube'as jaučiu išblokuos, bet mano užpakalis, kojos čia visur yra raudona. Pas vyrą irgi labai raudona. Dar aš iš pradžio taip nelabai gražiai su juo šnekėjau, sakau, maždaug išmyžai ir taip toliau, lalala. Bet jo oda ir šiaip yra labai jautresnė už mano. Ir kame esmė, kad jis įdegė raudoną, aš per daug nesureikšminau, bet kai pamačiau, kad ir aš nudegiau realiai. Tai aš jau biškai pagalvojau, kad negerai. Ta prasme, jeigu jau mano tokia atspari oda ir labai jau taip stipriai nudegė, tai vyrui aišku dar blogiau. Ir nežinau, aš susigrūzinau, realiai mes už tą soliariumą buvo po 10 minučių, sumokėjom virš 30 eurų, paskui tos priemonės virš 20 eurų. Tai aš taip galvoju, blemba, 50 eurų mes ką tik paėmėm ir taip iš šiukšlių dėžę, nes mes nebevaikščiosim į soliariumą. Jis mane kaip ir įtikino su tuo, kad vis dar nesveika ir aš taip nenorėjau tikėti ir viską. Ir galvoju, 21 amžius, kaip jau gali būti ir taip toliau. Ir pati jau googlint, ar tikrai nesveika, gal tiesiog kažkur pasiskaitė ir viską, bet iš tikrųjų tos soliariumas nesveika, labai blogai, lalala. Aišku, aš suprantu viskas, kas proto ribose yra pakankamai normalu, bet tiesiog čia visur, kur skaitai, visur rašo, kad neiti ir geriau naudoti tos priemonės savaiminio įdegio. Aš šitą soliariumą jau tiek daug kartų ėjau, kaip ir nieko nenutiko, bet niekada nežinai, kas gali būti vėliau. Ypač mes esam labai stipriai vieną kartą nudegę Egiptą, kai galėjom ant saulės gal 8 valandas ir ten kiek, ir mes abu gavom pasaulio smūgį. Nenoriu net prisiminti tos dienos. Ir dabar, kai abudu vėl taip stipriau nudegėm, jau atrodo,
realiai tu per gyvenimą gali tik 3 kartus va taip stipriai nudegti, bet paskui labai didelis šansas, kad tu gali odos vėžį susirgti. Realiai mes dabar abudu nudegėm ir raudonai ir taip skaudžiai visai, tai jau tepėmės ir pantenoliu, nu, ta prasme, nebuvo jau ant tiek, kad negalėjai miegoti, bet, nu, taip skaudžiai, ta prasme, jeigu jau širkštesnį rūbą apsirengi, tai jau biškis skauda, tai žodžias mė, kad aš tas soliariumo priemonės pardaviau. Nes atrodo, nenoriu aš tiesiog jų paimti ir išmesti, mes ką tik sumokėjom pinigus, pardaviau tiek pigiau tas abi priemonės, iš karto labai džiaugiuosi, kad tą patį vakarą kažkas ir nupirko, bet dėl to soliariumo nieko nepadarysi, išleisti pinigai, bet kažkiek tai įdegiam. Ir tiesiog tikėsimės, kad nieko daugiau nebus, kad ta oda praeis, mano gal jau 2 ir 3 diena šiandien po soliariumo, tai mano vis dar raudonas užpakalis, raudona oda ir nežinau, tiesiog tikimės, kad nebus nieko blogiau. Tai va, atrodo, vaikšto žmonės su tą soliariumą, atrodo, kaip ir niekam niekas nenutinka viską, bet mano vyras labai kategoriškai ne, prieš nebeis, aš viena irgi nevaikščiosiu, nes man, nu, aš vieną važinėti nenoriu, nes man gaunasi labai daug laiko išgaišti tiesiog maždaug šiaip savo, kad pagulėti, tai aš tiesiog nežinau. Ieškosiu gal vėl kažkokio įdegio kremo, kuris geras būtų. Šiaip esu kažkurių jau nusižiūrėjus, galvoju, gal tiesiog reiktų nusipirkti ir vėl išmėginti. O tą iš mano kosmetikos aš parduodu. Tai nežinau, jeigu norite, tą mano, gal parodysiu tuos. Tai va, kol radau, parduodu šitą. Kas mokate, mėgstate, žinote, kaip teisingai naudoti, tai galite iš manęs nupirkti. Čia yra savaiminio įdegio putas, vidutiniškai tamsios. Aš asmeniškai dar nesu tiek įgūdusi, kad tikrai galėčiau naudoti tokias šviesias putas, tai čia yra šviesios be spalvos, tai jeigu jūs esate įgūdus, parašykit man, parduodu žymiai pigiau ir tiesiog nenoriu irgi išmesti šiukšlių dėžę, nes mokėjau pinigus, tai labai gaila, norėčiau kažkiek tų pinigų atgauti. Tai va, tai žodžiu, parduodu šitą ir ieškosiu kažką naujo nusipirkti ir bandysim tiesiog turbūt patys teptis tais įdegiais. Tai va, tai toks tas soliariumo feilas, abudu nudegėm, nors norėjom ir taip įsivaizdavau, kad bus taip faina, abudu pagalėsim čia, paskui neisim kavos atsigerti, čia pasidėsim, įdegęs, fainas, smagus, bet prisiskaitę, išsigandom ir žodžiu nudegėm. Tai va, tai toks tas gyvenimo, žodžiu, gyvensim turbūt visą gyvenimą be soliariumo, nebent kažkas sukurs kažkokį tokį, kur visi tyrimai įrodys, kad nekenkia odai ir niekada gyvenime nesusirgsi odos vėžiu. Pažiūrėkit, kiek prikaupiau dalykų pardavimui. Tai aš nežinau, kažkas man užėjo, kad aš sumašiau susitvarkyti spintą, ne taip, kad būtinai susitvarkyti gražiai, susilankstyti, bet tiesiog paimti tos rūbus, kurių nenešioju ir dėti parduoti. Ir galvoju, padarysiu savo paslaugą ir jums paslaugą ir tiesiog parodysiu, kas ten parduoti, gal susidomėsi, tai jau nemažai pardaviau Vintede, tai dabar jaučiuosi kaip kažkokia tai sėkminga verslininkė ir parduodu vis kažkas, šiaip labai Vintede nesijungiau senai ir labai ilgai nieko nepardaviau, bet kažkaip sekasi šiom dienom. Tai žodžiu, vienas iš dalykų, kurio negaliu į Vintedą įdėti, tai yra plaukų formavimo prietaisas iš Remington. Tai aš prisimenu, gal prieš kokius 3 metus man vyras jį nupirko ir aš galvojau, va čia suksiu plaukus, kaip sudaisinu viską. Vieną kartą aš jį pamėginau, supratau, kad aš tingiu su savo plaukais žaisti ir nebenaudoju. Ir aš jį pamiršau, kad turiu tai su tokiu maišeliu. Visiškai nenaudota, sakau, vieną kartą tiesiog viską išėmiau, išmečiau visas dėžes, bet palikau spintoj viskas. Tai yra džiovintuvo antgalis, kažkoks toks antgalis, dar vienas toks antgalis ir dar didelis antgalis. Labai noriu aš jį parduoti ir jeigu dominat, parašykit, nes, sakau, realiai net nenaudoju ir palikau spintoj ir pamiršau ir prisiminiau gal tai prieš keletą dienų, kai galvojau, ką čia dar galiu parduoti. Vis dėlto parduodu šitą rankinę, jinai dabar yra suspausta, tai nelabai turi savo formą, bet parduodu, nes nepatogiai sėdžiu. Nes pagalvojau, kad jinai galbūt lieptų išeiti iš savo komforto zonos dėl spalvų. Tai parduodu už kelis eurus, yra įkelta į Vintedą, tai galit nueiti mano Vintedą. Pasižeminsiu, nes nelabai patogu. Pavyzdžiui, šitie pirkti iš batų kalno ir jie net nenešioti. Va, yra kainos, dar net nenešioti. Aš pirkau, nes labai jie gražus, raudoni, čia taip apsivainiuoja aplinkoje, bet niekur aš neišeinu. Aš išeinu iki darbo, namo ir iki kokio outleto kavos atsigerti. Aš niekur nevaikščiau, jokios šventės, nieko, tai tiesiog parduodu šitos batukus.
irgi kelti Vintedą. Tada parduodu tokius, tai labai dabar negražiai nugulėti, parduodu tokius aukštakulnius, nėra šitie labai jau gero naujumo, bet nežinau, kažkam jeigu greitai šventė ar dėl nuotraukos ar kažką, tai manau galima parduoti ar tokius, jie šiek tiek gal patrinti, bet aš irgi mažai nešiau, tiesiog prisimenu, kad pirkau iš padėvėtų parduotuvės, dėl to ir parduodu tik už keletą eurų, šiaip jie labai gražus, bet aš su jais nemoku vaikščiot, tai realiai dėl to irgi parduodu ir parduodu dar savo tokį sijonuką, čia su tokiais raišteliais, šiaip labai gražus, aš su juo buvau Korfu, pasidariau gražių nuotraukų ir paskui priaugau svorių, man užpakalis jos nebetelpa, tai realiai dėl to parduodu. Tada labai paprasta maikutė, irgi keletas eurų. Tada viskas Vintede, realiai parodau, kad jūs žinotumėte, ar verta įmai Vintedai ar ne. Parduodu šitą suknelę, tiesiog nebe mano skonio, labai geros būklės, realiai gal porą kartų buvau apsirengusi ir stovėjo mano spinta irgi keletą metų, gal porą, neprisimenu. Šitas iš Zaros, labai graži suknelė, tiesiog vėlgi aš neturiu kur išeiti, labai puošni ir tiesiog reikia, kad surastų naujų šeimininkių. Ir dar viena suknelė, tai jinai yra ir tokia, šiaip irgi labai graži, turiu Vinted irgi nuotrauką ant kūno, kaip atrodo, tai labai gražus raštas, man labai patinka rankos, man labai gražu, kai jos būna tokios. Tai va, tai turiu keletą suknelį, keletą maikučių, dar skalbenkį stovi porą maikučių ir laukiau, kada bus išskalbtas, nes jas įdėsiu irgi parduoti. Tai, bet šiaip, jo, išsiplaukit rūbus, kai gaunat, bet daugumą ir išplaunu, tiesiog kai kurios, kur būna stovėjusios, tai aš tiesiog ne visada išplaunu, jeigu sąžiningai sakant, dėl to, kad jos būna absoliučiai nenešioti. Kai nešioju, tai aišku išplaunu, bet jeigu būna absoliučiai nenešioti, tai tiesiog parduodu, nes tiesiog tikiu, kad žmonės patys išplauna drabužius. Tai man plaut tam, kad vėl išsiplautų, irgi nežinau, kažkaip nesąmonė. Tai žodžiu, tai tiek apsikrovusi rūbais. Ai, dar papuošalų visokių žodžių, tai dar papuošalų esu prikėlusi į Vintedą. Nu, tai va. Tai žodžiu, toks mano parduodamų daiktų holas, tai tikiuosi nueisite mano Vintedą, pasieksit, gal kažkas jumis sudomins, o jei nenorit Vintedą, galite rašyti man Instagrame, susirašysim, susitarsim. Tai mažokai pabuvome šitame video, bet vis tiek tikiuosi, kad buvo smagu pabūti kartu su manim. Iš tikrųjų, tai aš laukiu labai, kada patvirtins vieną mano video, nes ten toks exciting video, tai labai laukiu ir vis nepatvirtina ir neturiu ką įkelti. Tai tikiuosi vis tiek, kad jums patiko pabūti šį kartą su manim. Jeigu tai, būtinai paspauskite laiką, paprenumeruokite mano kanalą. Matau, kad jau artėjo link 3000 prenumeratorių. Padėkite išrinkti dovaną. Ką norite gauti dovanų, nes aš, žinokit, nesugalvoju. Tai lauksiu dovanų pasiūlymų komentaruose ir ką, tai nepamirškite like, subscribe ir susitiksim kitame mano video. Iki.